Sveiki visi, jūs žiūrite 16 HTML ir C++ pamoką ir šioje pamokoje mes pratęsime darbą su savo svetaine ir iš tiesų praeitoje pamokoje mes susikūrėme tokį nematomą pagrindinį bloką, kuris yra vienodo ilgio kaip ir logotipo blokas. Ir tame pagrindinėme bloke, kuris yra po logotipu, jis yra nematomas, mes sukūrėme taip pat navigacijos bloką. Ir jis dabar yra kairėje ir jis yra matomas. Bet taip pat mes turime sukurti dar matomą, tokį patį kaip navigacija, tik tais ilgesnį bloką, kuris bus mūsų, sakykime, viso puslapio turinys. Tai, sakykime, jeigu puslapis yra pradinis, tai ten parašytų, sakykime, to būtent bloko pavadinime pradinis ir toliau būtent to pradinio puslapio turinys. Na, taip pat norėčiau paminėti, kad nuorodų mes nedarysime, nes, na, iš tiesų tai minėjau praeitose pamokose, kaip, sakykime, patekti į kitą puslapį pasinaudojus nuorodomis. Ir čia tiesiog dėl vaizdo jos bus tam, kad tiesiog, sakykime, vėlgi gautų visas tas puslapis tą vaizdą. Ir iš tiesų, jeigu ką, tai yra PHP pamokos, kur, sakykime, jau mokant tiek, kiek mes išmokome, mes galime laisvai dirbti su PHP ir mes žinosime visus ten naudojamus tagus, na, bent jau daugelį tai tikrai. Na, ir iš esmės galime pradėti kurti būtent svetainės turinio bloką ir, na, tiesiog ten, kur yra navigacijos blokas, mes, na, sakykime, nusikopijuokime visą tą, sakykime, navigacijos bloką ir iš karto po navigacijos bloko įklijuokime būtent tą patį navigacijos bloką. Ir persivadinkime, tarkim, į turinys. Ir čia pasivadinkime, tarkim, pradinis. Ir čia kol kas ištrinkime visą tai kartu su P tagais. Ir iš tiesų, jeigu mes dabar atvaizduotume, atrodytų ne kaip. Štai kaip matote, pradinis ir tiesiog kažkur apačioje visas tas turinys, o mes turime gražiai dešinėje visą tai atvaizduoti. Na ir iš tiesų tam reikia naudoti papildomus, sakykime, stilius abiems blokams, tai yra tiek navigacijos blokui, tiek turinio blokui. Na, bet iš pradžių, na taip, galime nusistatyti būtent navigacijos blokui tą dalyką. Tai būtų float left. Ir tai reikštų automatiškai, kad būtent navigacijos blokas automatiškai bus kairėje, visuomet bus kairėje, nes mes nurodome float left. Ir dabar galime susikurti, vėlgi, jis beveik bus toks pats, todėl mes galime susikurti būtent turinys bloką, na, būtent taip, kaip pasivadiname būtent tą div tago atributo class reikšmę. Tai aš pasivadinau turinys, todėl stilių darau taip pat turinys. Ir ilgis būtų toks, na, iš tiesų pagalvojus, jeigu būtent šio logotipo bloko ilgis yra 970 pikselių, būtent navigacijos blokas yra 300 pikselių, tai būtent turinio blokas turi būti būtent likusi dalis, tai yra 970, atimti 300 ir atimti 10. O atimti 10 todėl, kad mes padarysime nedidelį tarpą tarp navigacijos ir, na, sakykime, būtent to turinio bloko, kaip ir nuo logotipo ir navigacijos. Taip, sakykime, yra tas tarpas 10 pikselių, kuris skiria logotipą ir navigaciją, tai toks pats tarpas bus tiesiog iš kairės į dešinę, kuris skirs navigaciją ir turinį. Ir, na, nusikopijavome ir nepamirškite nurodyti float right. Tai tiesiog, kad būtent mūsų turinys būtų dešinėje pusėje, o ilgis tai vėlgi būtų 970 atimti būtent 300, tai būtų taip 670 ir atimti 10, kaip minėjau, kad na, sakykime, kad liktų tas tarpas, tai būtų tada 660 pikselių ir jeigu mes dabar atsinaujinsime, mums štai taip atrodys mūsų puslapis. Ir mes galime pasirašyti būtent po šio HR tago P, būtent tago viduje kažkokį tekstą, na, sakykime, tai yra paragrafas, tai mes ir pasirašykime kažkokį ten paragrafą, bet kokį ten tekstą, tam, kad tiesiog išsisaugokime ir štai, kaip matote, mes turime logotipą, navigaciją ir pradinį, tai yra būtent turinį. Ir jame mums rodo būtent, sakykime, esamo puslapio pavadinimą ir to puslapio turinį.
Ir, na, iš esmės, tarpas nesigavo toks pats, nes, na, čia yra tie, sakykime, tos kraštinės ir reikia paskaičiuoti ir jas, tai reiškia, reikia atimti dar 6 pikselius, kadangi būtent tas turinys blokas turi iš kairės 3 pikselius ir iš dešinės 3 pikselius būtent to rėmelio, todėl mes turime atimti dar 6 pikselius nuo viso to ilgio, tam, kad tarpas atrodytų didesnis, tai tiesiog 654 tiesiog išsisaugokime ir štai tarpas gavosi visiškai toks pats kaip nuo viršaus į apačią, taip ir nuo kairės į dešinę. Ir štai mūsų, sakykime, svetainiai gavo tokį nedidelį įvaizdį ir ji jau yra panašesnė į svetainę, o ne į ten kažkokį tekstą su įvairiom spalvom ir jo formatavimu. Bet iš tiesų svetainiai dar trūksta, sakykime, tokio dalyko kaip svetainės apačios, kitaip tariant footerio, ir jame mes ten, sakykime, pasirašysime kaip ir kitur visos teisės saugomas, kopijuoti draudžiama ir taip toliau. Tai iš tiesų mums tai reikia susikurti, galima sakyti, tokį patį bloką kaip logotipas, todėl galime nusikopijuoti visą tai. Na taip, ir dar vienas svarbus dalykas, kai jūs naudojate float, sakykime, stilių kažkokiam div, sakykime, tagę, tai mes naudojame div tagę navigaciją, tą float left, ir div tagę turinys float left. Nes jeigu mes to nenurodytume, sakykime, mūsų šie du, sakykime, blokai būtų vienas po kito, bet kai mes nurodome jų ilgius ir jie telpa į vieną eilutę, ir kai mes nurodome float left navigaciją, tai reiškia, jį bus kairėje, ir float right būtent turinys. Ir tai reiškia, kad turinys bus dešinėje ir jie sutelpa į vieną eilutę ir todėl jie nėra vienas po kito, o jie yra vienoje, sakykime, eilutėje. Na, nes kaip matote, yra navigacija ir iškart yra pradinis. O jeigu mes nenurodytume tų float left, tai, sakykime, tas pradinis būtų po navigacija. Na, kaip ir buvo. Tiesiog ten buvo dar be stiliaus. Ir būtina, kai mes naudojame tos float left, right ir panašiai, būtina nurodyti po visų tų tagų, kuriuose mes naudojame tos stilius float. Turime nurodyti tokį, vėlgi, sakykime, div tagą ir jam tiesiog priskirti stilių clear bold. Ir tai tiesiog, sakykime, pravalys apačią ir leis, na, sakykime, viską apačioje normaliai atvaizduoti. Na, nes jeigu mes to nenurodytume, tiesiog šiek tiek išsikraipytų visas tas turinys, kuris būtų apačioje, o kai mes nurodome, tai reiškia, sakykime, viską pastato vėl į savo vietas, tai reiškia, pasibaigia tie visi float ir galime toliau rašyti kodą. Tai tiesiog tuščias div tagas su stiliumi clearboard. Ir štai niekas iš esmės nepasikeičia, nes tai tiesiog, sakykime, mums leis viską pradėti iš naujos eilutės gražiai. Ir toliau tiesiog, na, mums trūksta, kaip minėjau, to footerio, tai galime tiesiog susikurti, na taip, mes galime net nepagrindinio tagę rašyti tą footerį, o kaip ir logotipas, tokiu pačiu būdu, tai šitą tiesiog užsiskleiskime, kad jis mums netrukdytų. Ir galime pasirašyti toliau taip div class, tai būtų vėlgi tagas div su klase, tarkim, na, apačia, tarkim, apačia. Ir, na, tarkim, čia pasirašykime visos teisės saugomos. Ir tas ženklas, kurį tikriausiai, na, tiesiog ta C raidė, copyright, ir ją galime išgauti HTML kalboje pasirašę štai tokį, sakykime, ženklų ir raidžių kombinaciją, tai yra ženklas end, copy ir kabliataškis, arba tiesiog pasirašę ženklas end, grotelės 169 ir kabliataškis. Na, iš esmės simbolis gausis tas pats, štai aš jums parodysiu. Štai, kaip matote, dvi tokios C raidės, copyright, sakykime, simbolis, bet aš mėgstu naudoti tą copy, sakykime, tą simbolio iškvietimą ir tiesiog toliau nurodykime, tarkim, 2011 metai. Ir štai mūsų puslapio apačia, tik reikia visą tai dar
na, sakykime, šiai apačiai priskirti stilių tokį kaip ir logotipą, na, nes kad viskas būtų vienoda. Tai vėlgi, ten, kur yra mūsų stiliai, pasirašykime taip. Apačia būtų taip, tokio pačio ilgio kaip ir logotipas, 970 pikselių. Pločio nurodyti nereikia, nes tai bus vėlgi automatiškai priklauso nuo to viso teksto, kuris bus šiame, sakykime, bloke. Ir toliau background, na, pilka spalva, kaip ir kitur. Ir būtinai vėlgi rėmelis, border, 3 pikselių storio, paprastas juodos spalvos. Ir iš esmės, na taip, background color. Na tai čia taip pat N raidė. Tiesiog nustatome būtent foną į pilką. Ir štai visi tai yra pilka, dabar mums tai reikia centruoti, tai vėlgi margin left, tai reiškia automatiškai nuo kairės ir nuo dešinės padarys taip, kad visa tai gautųsi per vidurį. Štai ir vėlgi reikia padaryti 10 pikselių tarpą nuo, sakykime, viršaus, tai mums reikia naudoti vėlgi margin top. Ir top tai yra, sakykime, viršus, o margin, kaip jau minėjau, tai yra atstumas nuo šio bloko tarp kito, sakykime, kažkokio bloko ar panašiai, ar, na, sakykime, tiesiog kito, sakykime, tago. Ir 10 pikselių turime nurodyti, tai tiesiog reikštų, kad mūsų apačia, būtent tas blokas, turės tarpą į viršų, sakykime, per 10 pikselių. Ir štai rezultatas. Na, iš tiesų, manau, viskas čia šaunu. Galime centruoti šį tekstą. Tai tiesiog text align center. Ir štai rezultatas. Tokia mūsų ta svetainė. Tai mes turime logotipą, turime pagrindinį, sakykime, langą, na, sakykime, bloką, kuriame yra dar du, sakykime, blokai navigacija ir būtent turinys. Ir toliau turime dar vieną bloką, tai būtent apačia. Ir, sakykime, tokia ta paprasta svetainė. Ir manau, na, kai kuriems tai buvo į naudą, išmokome naujų dalykų. Ir kitoje pamokoje vėlgi kursime kažką naujo ir įdomaus, manau. Mokinsimės naujų stilių, tagų ir panašiai. Na, iš esmės, na, manau, čia viską supratote. Aišku, jeigu kas nors buvo neaišku, būtinai klauskite, aš atsakysiu, bet iš esmės, manau, viską supratote. Taigi buvo 3 pamokos, kuriuose mes, sakykime, kūrėme tokią nedidelę svetainę, būtent iš išvaizdos ir, na, mes, aišku, žinoma, galime pildyti ir pildyti ir, na, sakykime, galime laisvai naudoti. Taip pat galite pasikeisti, sakykime, vietoj šio teksto tiesiog užsidėti kažkokį paveikslėlį, o paveikslėlį, kaip pamenate, užsidėti galime paprastu būdu tiesiog su img tagu. Taigi tiek šioje pamokoje, tikiuosi tikrai viską supratote, jeigu kas nors buvo neaišku, būtinai klauskite. Ačiū, kad žiūrėjote, laukite kitų pamokų ir nepamirškite prenumeruoti. Viso.